viskas planuojam. Klausykite, gerai mes čia pataikėm, ne, mielasis mano, brangiusius, myliu, bučiuoju ir visą. Klausykite, labai mes čia gerai šiandien papuolėm, kažkoks paskutinis skambutis, o skambutis filmuojama tik kitus. Bet čia einam. Koks skambutis, klausykite, ir gėlytės viskas labai gražiai pritaikyta, žinokit, ir spalvytės parinktos, žinokit, ir tas varpelis, žinokit, toksai raudonas, toks viskas labai tinka čia. Mielas mano, brangiusios, būkit žavios, mylimas ir žavėkit kitas. Tai va, mes šiandien, na kągi, prieikim prie tokio dalyko, kad reikia pažiūrėti, kad šiek tiek apsirengę, ne? Paskutinis skambutis, bet kad žiūriu, čia kažkoks paskutinis palaidojimas kažkokios. Nu, žiūrėkim, ką mes turim. Jėzus, štai matom, čia tokia mergina, ir Jėzus, štai tokia būstara, pražavė. Tai dar ne tik rengia, mes kažkaip dar ir nešnekam, ne? Gerai, einam čia. Klausykit, matom, va, šalikėlis, kažkoks atsirėžis, kažką, tai va, žinai, patelių šitai galiai nesidėti. Kažkaip galiu ir nieko, filmuojam, klausykit, mielasis mano, niekada nedarykite šitos klaidos, žinokit. Nufilmuojam. Dabar mane. Kažką mačiau tenai, klausykit, Einam, atrastis, einam. Mielasis mano, žavėsis mano. Klausykitės, iš kur tokia pažūra, bateliai su kvarbatkom, su žirniukais. Labai taisyklinga. Va, mano mielasis, žiūrėkit, kaip reikia rengtis, kaip reikia. Iš kur tokia žavi būti. Klausykit, iš kur tokia žavi būti. Nu, klausykit, kur mes čia papuolėm, visos nekalba, apsirengus tai gražiai, žinai, bet klausyk, kalbėk dar nori. Nu, tai iš kur gavai šitą tokį painą apdarėlį savo? Rimtai, kur? Parduotuvėm, tai užduok tą paslaptį, kur jau čia tokius painus užduosiu. Eik tu. Nu, tai taip ir sakyk, kad aš tau čia kūriau, nu. Nu, ką mes dar čia turim, matau, oi, mes ką mes matom. Klausykitės, žinokite, amžinai kelnės, visokios, nu, gal ir nieko, žinokite. Ne, bet žinokit, ką aš jums patariu, nu, žinot, kaip visoks mados ten, visoks mados reidas, žinokit, jums patariu, kada nors, žinokit, šiaip, nu, gražios kojos, žinokit, ir figūra, žinokit, tokia graži, nu, kur jūsų, nu, žinot, mynė, kur, ar mes norim, mielasios mano, jeigu turite gražias kojas, gražias figūras, taigi nešiokit tos trumpus sijonus, dieve mano, ar užsidėsite? Bandysit. Tai mes ir linkim mados reidas. Išbandykite tą minį. Ponaitis Kostas visi. Kaip visada. Mielosios mano. Pasižiūrėkit, vyriškis, visada pasitempęs, visada pasipuošęs, visada su kostiumu ir visada kaip pingvinas. Tai va ką aš tik noriu patarti, žinokit, ponas mokytojau, nu tai kur jūsų kokios nors, žinot, biški prie blauzdų pritempta, žinot, prie čia koks nors nustiliavnas džempukas, žinot, koks nors. Nu, užteks kada nors tų kostiumų, žinokit, nu, kas kad istorija, bet kažkokia nors šiuolaikinė istorija turi būti. Ačiū, mielasios mano žavėsios, būkit gražios, laimingos. Dėl čia dar ką nors, klausykit, ateinam čia, žiūrim priekį. Klausykit čia dabar iš kur čia kažkas. Nekalbam? Na, bet žinokit, spalvytė visai nieko parinkta ir to rūžavo, žinokit, ir rūžavos kojinės yra šiaip madoj labai, žinokit, mielosios mano rūžavo. Ir žinokit, šiaip, bet viskas labai pridėlimo, taisyklingai, bet, nu, bačiukai galbūt iki tokia gerų, bet ir nebetokio. Kągi mes dar čia turime, o kokia volas, tai kas čia per volas, spalvytė reikia naujinti, žinokit, kas per dažai, koliorė. Kaip paskirpėjas, paklausykit. Paskirpėjas, klausykit, koks čia numeriukas, net sunku atspėti kažką. Čia paskirpėjas, bet ten kirpėjas. Atsiprašau, bet aš klausiu damos, kas čia pasipažydė? Ne, žoska, žinokit. Žiūrėk, filmuoju mane, nu tai ką aš jau dabar galiu pasakyti, mielasis mano žavėsis. Na, mes čia susirinkome, žinot, labai gerai pataikiau, kad jūs visi galėtų... Paviršau užlipti aukščiau.
Na kągi, ką aš galiu pasakyti, mielosios mano brangiosios. Mada tai yra gyvenimo virsmas. Reikia būti visada gražioms, mieloms, visada pasipuošusioms, mielosios mano. Taigi, viso to jums ir linkiu. Myliu, bučiuoju ir ate. Mielosios mano. Taigi aš visai užmiršau, kad pas jūs čia, šitam centre, veikia toks nuostabus būrelis mados. Jo, mados dvelsmas toksai, žinokit, mielosios mano žavesios. Taigi toks yra mados būrelis, kuris šiemet pristato naują kolekciją, iš kurios bus brangieji. Čia susirinkę, nepataikėtis čia, nežinokit, nelabai čia kažkas tai tokio pavyko, aš nežinau, čia sėdų, bet taip, žinai, kažkaip tai. Žodžiu, jūs galite šitos visos iš kolekcijos pasimokyti, kaip reikia rengti, žinokit, normaliai. Šiandien nepataikėt, pataikysit vėl per išleistuvę. Šiandien yra paskutinis skambutis, sumaišiai panelė diena, žinau. Tai va, taigi kolekcija. Pirmin į praeitį. Myliu, bučiuoju ir ate. www.youtube. Tiesa. Save galėsite pamatyti www.youtube.com. Ačiū, myliu. Petras Mantuškevičius.